Ignai pasiektos 2 pergalės prieš Šilutę ir prieš Alytaus komandą, tai galbūt trumpai apie kiekvienas iš tų 2 rungtynių. Nebeatsimenu jo. Tai planą įvykdėm, trenerio geras planas buvo, padarėm, ką treneris liepė ir to pasekoje laimėjome varžybas. Atskirai apie kiekvienas nepasakysiu tikrai nieko. Paskutinės rungtynės su Šilutės komanda ten atrodo dominavo didžiąją rungtynių dalį, bet jau ne pirmą kartą šiame sezone. Rungtynių pabaigoje kiek atsipalaiduot galbūt, ar kas lėmė, kad varžovai priartėja? Ne, tai gal normalu, nes mes neturėjom Domanto Vilio, neturėjom Martyno, gal per trumpą rotaciją gavosi, pavargom, koncentracijos neišlaikėm, dėl to gal neišlaikėm to skirtumo, bet negali 40 minučių šiai dienai gerai žaisti. Link to eina, bet dar anksti. Pakankamai neprastai tritaškius meti šiame sezone. Čia vasarą padirbėjai, ar šiaip taiklerankis esi? Snaiperis esu tiesiog. Ir dabar laukia Žalgirio dubleriai, galbūt apie varžovus kažką? Ne, tai dar anksti, dar nieko nesiruošėm dabar, tik šiandien pradedam ruoštis, tai žaidėm draugiškas varžybas, gera komanda, jauni bėga, šoka, visi didesni už mus, tai bus sunku, bandysim pratęsti tą pergalių seriją trumpą savo. Grįžai į Marijampolės Sūduvą Mantingą, kiek pasikeitusią komandą, kaip tie nauji veidai, kaip komandos atmosfera? Tai kad šitie patys veidai, Kliučinykas, Valukonis grįžo, tai kaip prieš 8, prieš 10 metų tas pats buvo, tai tie patys veidai dabar. Dėl to smagu labai, atmosfera visada čia yra gera, lyg ir namuose smagu, tai tiek. Gauni nemažai žaidimo laiko komandoje, ar esi patenkintas savo rolę? Jo, viskas gerai, viskas, ko tikėjausi, tą gaunu, viskas gerai, patenkintas. Ir dabar, kaip ir Sūduvai Mantingoje, visada tikslai lieka tie patys, ar savo keli dar kažkokius asmeninius? Ne, tik tai komandiniai tikslai. Kažkur girdėjau tą frazę gerą, kad svarbiausia laimėti paskutinės sezono varžybas, tai tas tikslas ir yra komandai, o asmeninių padėti komandai.